¿Ya te vas a salir, Lupi, si no hemos visto? 30 metrų ilgio, ne? Viskas apklijuota. Absoliučiai viskas. Absoliučiai. Laisvos vietos nėra. Jeigu yra laisva vieta, tai jau nelies sakė. Tai neliečia, aš atvirodau pirštu. Jeigu yra laisvos vietos, vien tik dėl to, kad kažkas nukrapštė arba nubirėjo. Tai gal palieka ir... Nes jeigu čia beveik 200 metų jau rasta yra. Pagal visą istoriją tai buvo taip, kad šeima norėjo statytis namą, ieškojosi vietos, kurį statyt, rado tuščią erdvę ir paruošė skylę. Ir rado visą šitą. Praeinam iškiekį. Čia jau tas paskutinė zona, ne? Šitą. Šitoksai... tamsus. Nu, jisai po žemė, jis neturi savo jokio. Jo, patalpėlės. Bet kažkas labai gerai pasistengė, ta prasme. Jas ne tik suklijuot, bet jų dar ir pririnkti reikėjo šitų visų kriauklių. Virš 4 milijonų kriauklių čia sukabinta? Nu, ta prasme, čia kažkas netingėjo paskaičiuoti. Jo, bet kažkas labai daug akcijų suvalė. Nu, tai ir austrių, ir šiaip, o aš važiuoju, ta prasme, ir tų mažyčių, gerai, tų mažyčių gali prie vandens ten prisisemt, žinai, bet įdomiai. Gan stipriai įdomiai. Ir vienas iš įdomesnių tokių reikalų, kad šitą visą statinį trūksta man biškį teksto. Ta prasme, aš žiūriu ir negaliu stebėti, ta prasme, prieš 200 metų atrado netyčia šitas patalpas. Niekas nežino istoriškai, nei kada padaryta. Nei kada, nei kaip, nei kas, nes nėra nei parašo, nei datų, nėra jokių dokumentų. Nei priežasčių, kam tik spėlionės vienos mistika. Kad gali būti dėl religinių, nereliginių. Nu, religinių. Vienas iš variantų tai yra, kad kažkoks nors turtingas mano pasidarė savo tokį, įsirengė gražų požemį. Kiti, kad ritualiniam apeigom. Neteina kalbos, kad gal kokia tam plėriai. Greičiausiai. Atsimeni Da Vinci kodą, tą filmą, kur... Bet čia jau nefilmavo. Net jau nefilmavo. O, mes turim vieną langelį natūralaus apšvietimo. Čia pažiūrėk, kaip gražiai padarytos vienas. Na. Ir rašo, kad čia viskas suklijuota, kad nėra nei vienos klaidos, viskas idealiai lygiai padaryta. Tai kad labai profesionaliai darbas atliktas. Viskas idealiai lygiai. Nu, čia taip rašo, bet tai čia... Jo, žiūrim. Ne, ta prasme raštą išpiešti dar kažkas, kad, nu, kriaukles gražiai sudėliotos tenai. Viena pusė. Ir beje, šitas visas tuneliukas, čia po namais randasi, ne? Kažkaip taip. Po namais 30 metrų ilgio. Iškastas yra kreidoj. Čia šiaip pagal tiek, kiek spėjom pasigūglint, pasiklausinėt, pasidomėt. Bet smagiausia dalis tai, kad nieks nežino, dėl kokių priežasčių buvo visas šitas padarytas. Čia kokios gražios gėlės padarytos. Dar sukam ratą ar lipam į viršų? Apsukam dar labai įspūdingai. Žiūrėk, čia kažkas parašą uždėjęs. Jo, bet va... Kažkas... Aš neapsukam dar ratuką, jo.
Čia pažiūrėk, kaip padaryti. It could be Gėlė tokia. Bet vat sakau, žmonės darėsi namie remontą ar ruošiasi statyti Namą kažką. statytis. Namą statytis. Jo, ieškojo vietos, kur pasistatyti namą. Kažkokius kasinėjimus atliko ir skylę atkasė. Nu, kažkaip panašiai. Ne tai, kad atkasė skylę, bet... Išmušė. Pasteb- Radote tuščią erdvę, ieškodami ir išmušė skylę ir rado šitą Tu požemį. ten brausiasi dar ar... Aš bandau, bet negaliu čia. This is a Eilė. great Photoshop, by the way. Ai, pažiūrėkit, prasme. Well, I'm taking I'm focusing on this and also trying to get pictures for you. This is insane that somebody has built this. O greitai dėl to dar It's crazy, isn't it? It's amazing. I feel like it was more than one person. I like that this was a house of underground people that just never ever came out, just did this. It's so insane, right? It's so creepy. Which is more because I come back to that. Visi žmonės, kurie ateina į čia, visi taip pat nustebę, visi taip pat stebėsi. Bet vienas dalykas surinkti. Pagal kiek skaičiau, tai kad yra šitos kriauklės dauguma vietinių, bet yra ir atvežtinių. Tai jas reikėjo kažkokiu būdu surinkti, nes vis tiek, toks kiekis yra. Nu tai, Paskui bet tu dar sugalvoti nepamiršk, kad dar projektą. iškasti reikia. Dar reikia ir naviguoti, kad tunelį, ir ratą, ir kambarį, ta prasme. Čia buvo reikalų, Jie girdi. nesikartoja, tai tie pažymė. Ne. Tai čia kažkokie vandens. Jo, įdomiai. Žiauriai įdomiai. Bet nežinau, kas įdomiau, ar iš Kaukolių, kur bažnyčios lankėme, ar čia iš šitų kriauklėčių. Nežinau, ta prasme, iš tikrųjų tai šitą vietą atradau aš labai neįprastu būdu, skrolindamas Instagram'e reelsus. Ir kadangi, nu, daug išeiginių, jo. Okei, kas toliau? Tai žodžiu, pažiūrėk, įėjimas į tą salę. Ne, tai toj salėj buvom jau, ta prasme, bet tai čia viskas. Čia, žinai, kad į kurią pusę pasižiūrėjau, gal atrodo. Nežinau. Man iš tikrųjų trūksta biški žodžio, aš žiūriu ir bandau suvokti, ta prasme, visą šitą istoriją sukarpyt mintyse. Kaip tai buvo įgyvendinta, padaryta, iš vis sugalvota. Kas sakau, keisčiausia, tai kad niekas nežino priežasties realios. Net gimimo metų nežino šito tunelio, ta prasme. Jis tik buvo atrastas prieš 200 metų. Koks nors lordas, kai pasidarė savo. Arba koks nors kanibalas čia valgydavo Austrės gyvas valgydavo, jo. Ką, lipam į viršų jau, ne gal? Pažiūrėsim. Čia kokia žvaigždė padaryta. Taip, daug čia tų žvaigždžių padaryta. Tai žvaigždės gėlės, suprasme, kad labai daug visokių simbolių. Aš tik pradžią filmavau. Nežinau, praleist mane. Reiktų pirmas. O, čia yra išėjimas. Dabar. Nu, bet kažkas turėjo pasitreniruoti. Biški. Įsivaizduoju, kiek čia reikėjo išnešti tos kreidos iškastos. Na ką, gal? Ką, tai jo, dabar. Nu, pirma sustojimo vieta tai tikrai užstatyta. Taip. Pagaliau. Pagaliau atitrūkom iš rutinos. Biški. Gavom laisvų dienų. Biški. Atvažiavom į keistą istoriškai vietą. Tai kad
neprasukam kanalą, sėdam į Rogutes ir važiuojam. Važiuojam ir diskutuojam, dėl kokių priežasčių galėjo būti iškastas, išgraužtas, iškaptuotas tas tunelis Kreidoj, plus apklijuotas. Aš tai spėju, kad ten vyko raganavimo ritualai, nes kai tu tik įėjai, tavo veidas nušvito visas ten, aš nežinau. Tai čia pagal tai sprendė, kad ten raganų buveinė. Greičiausiai, ta prasme. Tu žinai, ką. Kitokių aš išvadų neturiu, bet gan įdomiai visą tą, tikrai įdomiai, dabar važiuojant ir diskutavom, kaip, dėl kokių priežasčių ir jeigu dar reikėjo paskui paslėpti tą tunelį, jį užmūrinti, užkast kažkaip, kad jį tik tai netyčia atrado. Raganom nužudė? Nežinau. Anglijoje degindavo raganas ant laužo? Degindavo. Čia jie turbūt vieni pirmųjų ir pradėjo. Dėl to, kad klijuodavo kriauklytėm sienas. Jo. Dabar greitai nusikelkim į... Beje, koks čia miestelis? Gal kam įdomu, žinai? Gal kam įdomu, koks čia miestelis? Koksai? Margate, jo. Tai jeigu kas nors būsit Margate, būtinai užeikit į tą. Jis nėra didelis, 30 metrų ilgio, bet vertas pamatyti. Jeigu jau esi čia, tai tikrai užeik, nes daugiau tokios galimybės nebus, jeigu esi turistas. Ne, tokios vietos turbūt pasaulyje daugiau antros nėra. Ne, tai gal tokios pačios ir nėra, kitokių atrasim, o dabar keliamės mes į Doverį. Jo? Taip, į Doverio pilį. Kam įdomu pilys, tai ši diena tokia. Ir tokie slapti tuneliukai visokie raganų. Tu mane namo veži ar kaip? Parvežiau namo. Vat. Ok. Raganėlė. Gali apsispręsti, Aš apsisprendžiau. Šitas ragana. Nebegyvatė? Ne, jau nebegyvatė. Pažengus ragana. Aišku. Gal visą medūzą? Konkrečiai. Pakeliui į Doverio pilį. Atvažiavom kur? Primink man. Miestelį Deal. Į miestelį Deal. Aplankyti, nusišneku. Į šitą fortą. Jis labai patinkas, jisai neįprastos formos. Ta prasme, jis yra neįprastos formos dėl to, kad apvalus. Jisai apvalus ir turi tokia kaip gėlytė padarytas. Okay. Gal išeis iš viršaus pažiūrėti? Arba užlipsim į bokštą. Kokį bokštą? Bokštą? Gerai. Pažiūrėk, pamatai, koks jisai? Yra, matau. Kaip gėlytė padarytas. Taip. Čia buvo gynybinis fortas. Ir taip toliau. Einam į vidų? Einam. Pagaliau mus įleido į šitą nuotykių labirintą. Iš šonų iš tikrųjų atrodė labai nedidelis, ne? Jo, bet čia yra kaip pasakyta, jie paima padarė Ne, tai ką aš noriu pasakyti, ta prasme, iš išorės jis atrodo labai nedidelis, ta prasme, ateik aplinkui jį ir viskas. Bet pasirodo, čia yra daug tunelių, ne? Jo, 20 pėdų po žeme. 20 metrų. 20 feet. 20 feet sakė, ne metrai? Ne, metrais jie neskaičiuoja, jis sakė 20 feet, tipo yra šitie po žeme, žinai. Tai, va taip, vat. Bet kas gali pasakyti, kad tikrai čia jis neatrodo didelis. Sakyk, ką nori, jis neatrodo didelis. Ne, bet čia šitas visas buvo sukurtas padarytas taip, kad, kaip jisai sakė, sako, mes jūs matom, jūs mūsų nematot. Dėl to, kad kai iš jūros atplaukia laivai, o nuo visai Prancūzija. Ir kad apsiginti nuo jų,
Jie padarė tokią vos matomą iš viršaus, bet viskas yra ir į apačią. Viskas yra po žeme, ta prasme, ir tunelių, sakė, čia mums dabar jeigu pasivaikščiot, Bet viską apžiūrėti reikia mažiausiai 2 valandų. mažiausiai 2 valandų viską apžiūrėti. Iš išorės, sakau, visiškai netrodo... Mažiukas fortukas. Nu, toks paprastas fortas, dar taip, kai važiavom ir tu skaitei, ta prasme, aš galvoju, nu, skamba didingai taip, ne, ten tų patrankų daug, skylių iš kur šaudė daug ir tų visų kareivių daug. Atvažiavam, žiūriu, kažkoks taiks, nedidelis. Jo, toks mažas, nedidelis. O jis... Ten yra 3 skylius. Dar yra šitas gynybinis bokštas. Tavęs nesigirdi. Šitas gynybinis bokštas ir ten tolyn dar yra viena pilis, kurią mes sekantį mūsų yra tikslas. Ten ta Doverio pilis. Ne, dar ne Doverio, dar kita Čia tau... pilis. Čia yra fortas, dar yra mūsų viena pilis. Aš jau pasiklydau, kiek mes ir kur važiuojam, nes mes dabar ne Doveryje, nors aš prieš tai sakiau, kad važiuojam į Doverį. Mes pakeliui. Nu, mes pakeliui sustojom. Jo, nes čia irgi labai įspūdingas ir pasirodo, kad čia žiauriai įspūdingas. O mes dabar čia lysim kur nors į tunelį? Mes ten matytumėme Prancūzijos krantus. A ne? Taip. O. Ir čia viskas buvo pasidaryta, kad apsiginti nuo ispanų ir prancūzų invazijų. Ir kaip mums dabar aiškino, tai kad čia yra taip, kad mes jūs matome, jūs mūsų nematote šiandien. Ir jis sakė, tuneliai buvo padaryti buvo taip, kad suklaidinti ir kad pasiklystų. Taip, ir ten buvo. Vaikščiotų ratais. Jo, kad Nu, smalsu. Bandom lysti vidų? Jo, ir važiuoju. Man net smalsu pasidarė, nes aš atvažiavau dar taip, nu, fortas, toks, ką žinau, ir čiūvas ten stovi prie įėjimo ir vaza, kai čia važiuosim, gal jisai mus nuskemino, girdė. Dabar jisai biškį jį apgavo. Nu, bet aš linkęs tikėt. Šiais laikais žmonės retai kada meluoja, tai... Nu, va čia prasideda. Na, tai, čia ir prasideda. Išlindom iš vieno raganos tunelio, dabar lysim į kitą. Bet tu žiūriu, kaip namie jau tiesiai, girdi? Taip. O, veidas. Palabiški, Milda, tu aš. Na, čia nebuvo nieko įdomaus. Einu paskui. Einu paskui savo raganą. Raganėlė. Raganėlė buvo. Žiūrėk, šulinukas. Nori pažiūrėti į šulinio apačią? O, čia monetėlių primėtyta, bet čia šulinys ir negilus. Čia laimė šulinys. Tu vapšė kelią žinai? Čia Orons, tai mes esam čia. Bet tai čia panašu, kad sujungta kažkur būtų kažkas. O, tai gyvatė. Kažkiek per muškietą. Čia parašyta. Savo čia parašyta, pasiimk muškietą ir įsivaizduok, kad tu... Pasiėmiau muškietą. Laikai stipriai. Ir tipo įlendačių šaudo yra. Nu tai dabar gink pilį. Nu ir kur tu nori, čia į viršų Į šausti? žmogų negalima taikytis, tu tai mane taikėsi bjauriai. Aš nesitaikiau tave. Tu taip darei. Ne, aš bandžiau tik tai. Gerai. Fainai. Nusifyrinam vieną. O kam tu jos? Grįšim su trofėju. Vienas trumpesnis yra, matai? Taip, mažiam vaikam. Gerai, nice. Kur einam toliau? Su tokiais sustojimais mes 3 valandas užtruksim. Jokinga labai. Bet viduj jisai didesnis atrodo iš tikrųjų. Bet tai noriu pasakyti dabar tarp šitų fortų, ta prasme, ten dar vienas tokios pačios išvaizdos yra, ne? Ne, ten pilis yra. Tai šita pilis yra sujungta su fortu, ne? Čia veikiantis mokomas paštas. Kokios staklės kankinimo greičiausiai. Nežinau, einam čia. Einam kažkur vis tiek išlysim. O, aš dar vieną kažką galim padaryti. Ne, gana Čia, aiškiai. mes buvome čia, dabar mes atėjom į šitą. Matai, kaip ryte atėjom visą. Tai jo, čia buvo tokiam zonom. Nu, matai, kadangi jinai turi ten tas 6 tuos. Tai mes po kiekvieną ten tą viršų einam. Tai čia matėjau ten to, mes buvome linde. Žiūrėk, čia yra.
Yra kažkoks aparatas, kurį galima sukti. Ne. Ką jis daro? Please turn me till the message plays. Šneka. Jisai šneka. Mes grįžtam atgal į tą pačią pusę grupo. Jo. Tai grįžtam atgal į vieną. Okay. Čia matai, jie tunelį padaryti, kad pasitikėjai. Na jo, čia zigzagai. Jis kaip ir sakė. Dar yra? Jo. Tik tai kai aini lygtais nėra ten nieko, bet čiūk, iš karto toks posūkis. Čia net ir būdavo kažkas. Tai jie čia per šitos langiukus atsišaudydavo, kiek suprantu, ne? Patrankos į viršų, nu čia tai mes juk duobėj randamės. Nežinau, spėliojam ir tiek. Kas svarbiausia, ir googlinomės, ir dar informacijos čia gavom pas tą žmogelį, kuris... Atsargiai ten tamsu. Aš matau, čia labai baisu. Emilda, pašvies čia. Agėmė. Eini į viršų? Jo, pašvies biškį. Nežinau, bet čia tamsu, žinok. O tu čia tikrai nori eiti? Jo. O man toliau eiti? Dar biškį švies. Ai ne, čia durys kažkokios, grįžtam atgal. Ei, nepalik manęs čia. Man reikia čia savo. Žiūrėk, čia siena bėga. Bet aš čia įlindau gerai, ne? Aha. Kas nori? Mes nepasiruošę vaikščioti. Čia labai išmatą, neina. Ne, normaliai einam. Oi, ant galvos laša. Nu tai va. Mes nepasiklydom dar, Dar ne. bet mes turėtume išlysti kažkur, kur jau buvom, ne? Jo. Ne kažką radau. Ne kažką geriau radai? Žinai, kur radau? Nu. Mes pro čia ėjome Okay. į bokštą. Blin, jo. Mes sienoj. Čia duris atsidaro išėjimo. Aš abejoju. Paklaidinai tu čia mus. Kaip išeit reikės, aš neįsivaizduoju. Pasiliksim čia. Tu naudok savo burtus kokius? Prasideda. Prasideda. Ai. O kur tas tunelis, kai kita perėjimas? Dabar nebėra. Jis anksčiau būdavo. Ai, jis buvo anksčiau, aš Jis padaro galvoju. nebepriimtas. Bet jis egzistuoja? Buvo. Bet užgriautas. A, Ne, ir šitai. viršau dabar pastatytas miestas, nes anksčiau buvo padaryta pilis ir šitas, kaip jis vadinasi, gyniminis bokštas. Ir Fortas. Buvo, taip, ir buvo padarytas visas praėjimas, promenada visa. Bet dabar ten miestas pastatytas. Emocijų daugiau emocijų. Tu uždusai. Sakiau mažiau rūkyk. O čia kankinimo aparatas. Čia gal koks nors kelimo aparatas. Arba čia yra... Čia su raganom nesusiję. Ne, kaip tas. Aš matau, kad čia su raganom nesusiję. Tas labai Lietuvoje populiarus reklamo dirbo Ružėlės, kaip jos. Sakai? Erotika.lt. Ar kaip ten vadinasi? Kylam į viršų. Varom į kitą pilį, laiko neturim. Žmonės laukia, jiems smalsu. Mums dabar irgi. Gali pakartot? Ką? Ir po 7 dienų klaidžiajimo išeinam? Jo. Na, dar. Sakė 2 valandas. Mes va čia buvom. Tai aš kiek suprantu, mes kažkur čia, ne? Taip. Ir tunelis buvo kažkada čia irgi buvo fortai turbūt. Nu, arba kažkas panašaus ir tunelis ėjo iki pat pilies. Tai dabar bandysim patekti į tą pilį. Nu gerai, atvirkščiai, nei tą pusę parodžiau. Tai mes dabar bandom patekti tenais, taip? Einam tuneliais? Tik sakai, neegzistuoja. Galim matyti, pro kažką. Aš kažkaip į
blondinę nepanašus, ne biškio. Pramuštinai sugalvojo, mano galva tunelius. Atvirai norėjom jau išvažiuoti, ne, į kitą pilį pasidairyti. Kai supratom, kad dar čia viską pažiūrėjom. Kad dar yra ne tik Rusys, dar yra kažko. Kas čia? O čia žiau. Užkėlė. Op. Aš apsigyniau. Gerai. Apgyniau pilį jo. Kas čia? Likučiai kažkokių įrankių, ne? O, strėlių, angaliukai, kirviai. Kad čia net nupiešta yra. Yra prašyta iš tikrųjų. Bet įsivaizduoji, šitą fortą pastatė per metus. Per metus laiko šitą fortą pastatė? Taip. Tikrai ne imigrantai. Ir dirbo daugiau negu 1400 žmonių. Mes dabar esam šitoj. Va čia vaidinėjom kampiuką, matai? Jo, nu va ta prasme mes čia Čia buvo esam. dar pirminiai. Tai tu pažiūrėk iki pat Velso, kiek eina... Čia ne Velsas. Nu ne Velsas, Velsas ten aukščiau, bet čia šitas... Tai jie visą pakrantę apsaugo. Pažiūrėk, čia šitos No. griuvėsiai, čia mes dabar šitoj ir važiuosime dar į Volmerą. Į tą važiuosim Jo. Volmer, ne? Jo. Okei. Tai čia... Nu jo, nes čia ant žemėlapio tai atrodo... Jų formos visos padarytos. Jo, aš suprantu, bet ant žemėlapio čia atrodo taip viskas easy, lengvai pasiekiama, bet iš tikrųjų tai čia mes iš to kampiuko čia kokią pusę valandos gal važiuosim. Greičiau. Nu gal greičiau. Aš moku paspausti. Bet važiuok, kokios yra. Šitas kaip vežliukas atrodo, matai? Jo, tai dar suprantam, čia yra kur važinėti, ne? Taip. Čia kažkur šitoj vietoj yra labai fainas reikalas, reiks kada aplankyti. Kada nors? Ne viskas iš karto? Čia viskas? Ja. Viskas. Čia šitas biškį didesnis. Čia jau turbūt štabas visas jų buvo. Vėlgi spėlioju. Gražius sodus yra. Nežinau, nuo kur pradedam. Nuo kur geriausia būtų pradėti. Pasižiūrėjom, kaip yra. Sakai? Gerai, palipam iki viršaus. Užmesim akį, o paskui eisim į vidų. Taip, tai kokios čia patrankos. Ir vėl patrankytės. Šitas fortas biškiai prabangesnis yra iš tikrųjų. Jis turi jau mane iš toli girdžiu kaip. Kur lipi? Galima nukrist. Va tas žmogus, kuris pastoviai mane kontroliuoja, kad aš nesaugiai elgiuosi. Ką gali? Negali pykt. Ką sakei? Ką? Nori mane nufotografuoti? Noriu nufilmuot? Tuoj palauk, aš apeinu ratuką dar papildomai. Na tai va. Nori pažiūrėti? O kodėl jie, galėtų man paaiškinti, kodėl jie puldavo ten, kur yra fortai? Eitų tarpiukuose ir praeitų. Ir eitų savo link Londono, ar kur ten jiems reikėjo. Gal fortas būdavo ten, kur nors kokios nors išbimo. Gal. Arba gal, žinai, būdavo, nu, reikia pult fortą. Neįdomu. Neįdomu paprastai nueit. Nu ką, lendam į fortą? So this is very different from Deal. So Deal is set up purely as a castle, a defence castle, whereas this is the castle that's evolved over time. So this was just like Deal. So if you go back to sort of the, I don't know, Čia kaip ir neklydo, čia kažkokia tipo labiau vadų buvo, ne? Tai iš pradžių buvo padaryta kaip irgi frontas, o paskui kadangi kaip gyvenamoji.
Ir dar Nes, nu, sakyta. čia taip jaukiau, gerokai, ta prasme, faktas. Nu, kokie makasinai. Dar jie turi ir... Bendrukus? Jo. Ir čia daug istorijos apie žmonės, kurie čia negyvena. Nu. Čia surašyti visi kambariai. Tai neskaitom, apeinam. Man įdomu, kiek čia mes galėsim daug landžio, kiek ne. Atjungiam iški kamerą, negalima. Kas čia palauktas, ta baibo kamera. Dar čia kažkur galim įeiti, ar? Okay, nu bandom dar. Karalienės Elizabetos parkelis. Karalienės motinos parkelis. Taip. Jo, gražiai gyventi neuždrausi, tiek naujais, tiek senais laikais, ne? Taip, va, turėjo vietą, kur pasėdėt. Ir... Aš darau nusikaltimą. Aš irgi. Mes čytinam. Čia neleidžia. Neleidžia nei filmuot, nei fotografuot. Jo. Karalienės kambarys jau, ne? Tu čia kokia vonia? Aš filmuoju. Tai gerai. Vonia tai jau karališka. Kaip fortų, tai tikrai karališka. Manęs ką tik vos nepagavo. Čia karalienės mamos kambarys. Nu ir kaip? Fainai. Viskas būtų dar fainiau, jeigu ne tos kvailos taisyklės. Nefilmuot, nefotografuot. Kas čia tokio slapto, aš nelabai suprantu. Fortas? Sunervino mane žmona dabar. Visiškai. Mes dabar susipykę, nešnekėsim iki tol, kol mašiną prisiparkuosiu kur nors. Ne? Sakiau? Prabilo. Sulaužė taisyklę susipykimo, girdi. Nesišnekėt. Pešių perėję. Nepraleidau žmogaus. O kur ta mašina dingo, kurią reikėjo sekti? Ten. Šiaip tai mes čia dabar gaunasi pilies teritorijoje. Taip. Mes pilies teritorijoje. Bet rūkas, oras iš tikrųjų suprastėjo, tai ne pats geriausias oras, aš jums pasakysiu. Ką galim pamatyti per langus? Nieko. Nieko gero. O, prasideda biškį pilaitė. Trumpai, ką mes žinom apie Doverio pilį? Labai svarbi strateginė pilis. Svarbi Taip. strateginė. Taip, dėl to gynybinė pilis. Gynybinė. Dėl to, kad kai ispanai ir anglai, prancūzai puldavo. Prasme, čia buvo pagrindinė apsauga nuo prancūzų ir ispanų puolimo, kad neateitų iki Londono, ne? Taip. Ir ką mes... Būdavo stiprinama ir stiprinama. Nu, tvarkoj. Ir dar jinai turi tunelių čia kažkokius. O tuneliai kur veda? Niekas nežino. Taip. Nu, bet oras tai toks grinai tas senoviškų filmų oras tarp tų visų pilių. Kodėl mes šito parkingo nepasinaudojom? Todėl, kad gerai, skaitom ženklus, kur mes čia visur galėsim grybauti, ar tik tai... Visur išskyrus dvi vietas. Kokias? Nežinau. Aš galvoju, kas čia per garsas, čia vėliava plaka taip, nuo vėjo. Gerai. Kaip mėgaujasi? Taip.
Saulė, žiūrėk. Ždykas bėgioja. Okay. Nežinau, sakė neišduotinis. Kaip tu manai, kas čia? Atidaryti vartam pakeliniams ir išmėgti vandenį ant riešo. Aš tai spėju, kad čia pasisemti vandens, o ne... Koičiais gilumo. Tai dabar... čia žmona kristų. Žmona maivelės, gal naują susiras, jeigu kamera įkris. Gali, sako. There is a spy in our midst. Yes. And worst of all, it's a French one. Or at least a spy working for the King of France. Now, somehow, King Philippe Auguste is always 2 steps ahead of our king. Someone of this court is leaking secrets, and Henry II can't learn how to do this. So, send me here to find out. Vat išeini iš pilies ir oras, nu taip sugedo. Ai, na šiek tiek. Čia gal vieta tokia? Na? Nu gal čia ir Sakai, kartais būna ir čia saulė šviečia. Einam, ten pažiūrėsim kažkas yra. Čia visur įėjimai. Visur. Bet šiaip tai palyginti, atsimeni, kai buvom Škotijoje, ne? Ten ta pilis, kur buvom kalno, ten šitam, kaip Edinburge. Nu iš išorės jinai žiauriai gerai atrodė, įspūdingai. O užėjom į vidų, tai toksai mažas kaimelis. Ta prasme, nu totaliai mažas. Čia palygint. Hello. Ką gero? Nieko jie gero neveikia. O čia yra kažkokių monetėlių kolekcinių. Kas toksai? Ai čia? Čia labiau apkasus primena girdiniai. Ai, nu jo, yra kryžiukas. Bet toliau tai visur kitur apkasai. O ką jie čia nori tom parodyti piliai? O, koksai. Koks patrankas. Please don't touch. Gaila negalima. Štai. Aš jau po biškį pats namo noriu. Čia reikia gero oro iš tikrųjų žiauriai. Reiktų. Elistus? Ką? O, vienas iš tuneliukų. Turbūt vienas iš tuneliukų, ne? Gerai, kad ne švieso tunelio gale mus pasitiks. Tai dabar mes iš pilies. Aš biškį pasiklydau. Mes turėjom daryti iki tunelių ten tam, kur parkingas. Čia gidas, bet čia kažkas tai. Aišku, gerai, gidas. Atsargiai. Oho. Aha, čia žemai mes einame. Taip. 10%. Nežinau, kiek čia procentų, bet šlaitas toks smagus. Oi, pažiūrėkit, kaip čia. Kaip čia nice. O, patrankykės. Mažesnės versijos. Į ką jie čia atsišaudydavo. O, šitą kokia, žiūrėk. Nuotykiai nesibaigė. Leidžiamės į gilį, ne? Taip, Milda? Ane, Milda? Ane. Bet mums reikia dar kokią nors bažnyčią. Bažnyčia? Kam tau bažnyčia? Emociškai tu jau buvai savo bažnyčioje šiandien. Taip, bet gal man dar kažkiek trūkumas. A, ne? Daugiau tokių nėra, žinau. Ten reikėjo ilgiau laiko. Daugiau laiko praleisti. Ne, jisai
ten tas raganų tuneliukas su tom griauglydėm, tai jisai toks įdomus, bet trumpas. Iš kur kylam? 10% įkalnė. Tu skaičiuok laipčiukus geriau. 10% įkalnė. Bus va čia va dabar. Varkšelė. Nu, mes iš tenais iš viršaus nusileidom čia šitais visais. Nu, ten kur tos patrankos, bet mes tada leidomės dar žemyn ir ten kažkaip čia kažkur vėl užlipom. Ir dar vienas čia kažkoks yra. Tai mes dabar toliau. Toliau? Mes toliau jau dabar einam tik tai, nesileidžiam. Op. Kad 10 metrų ilgio patranka. Tie pagaliai virš jos tai skirti užtaisyti švalyti. Ir čia tokia stolia šou tai būdavo. Atėjom į tunelius. Ir vėl eilinį kartą kažkokie tai draudimai. Ne? Keisti draudimai. No fotografijų. No. Tikrai no. Biškį gilukai leidžiamės ten. Man tas nepatinka. Tau tas patinka? Ne. Reikės pakilti į viršų vėl. Okay. Bet aš tikiu šeimas kitur bus. Bet gerai, kad mus įleido atskirai be grupės. Mes einam dviese dabar tik tai. Šiuo metu mes 26 metrai po žeme. Ten va, tuneliukų maršrutas. Reikia nusifilmuoti, kad jeigu pasiklystum, galima atrasti. Kol jinai nemato, galima pakliuoti tik papasakot. Buvom požeminiam kino teatre, pažiūrėjom apie Hitleris užpuolė Europą, o ne Čerčilis. Bet smagu buvo. Ir mes vis dar 20 kažkiek metrų po žemę. Mes esam vienam iš tunelių lygyje. Po mumis dar yra vienas toksai pats labirintas tunelių. Kokio ilgio? Mylios ilgio, nesakė jie? Ne, daugiau. Ta prasme, daugiau nei mylios ilgio. Ta prasme, labirintais tokiais. Tai vienas žemiau mūsų ir vienas aukščiau. Ar viena tokia pati zona maždaug... Ne, apatinė, sakė, didesnė. Apatinė didesnė, o ta virš mūsų panaši, tai mes gaunasi viduriukį tarp tunelių, mes 200 metrų giliai. Kažkaip tai. Treated, the tired men of the Allied forces left behind most of their heavy equipment. Tennant realized that the quickest way to get the men on board ships was from the east mole of the outer harbour, a long pier jutting out into the sea, while also taking to the large ships. On the fourth day of the evacuation, 3 large destroyers without any warning at all, these bombs started to come down on us. There's breakup on the ships. There's no heroes. I was no hero. I was dead scared. Didn't know then that what looked like defeat would pass into the language as a refusal to be defeated. June 2nd, Captain Tennant
send this simple message before leaving Dunkirk for Dover. Išlindom į paviršių. Išsikasim. Biškį rūkas apmažėjęs. Žiauriai patiko. Nesitikėjau iš tikrųjų aš šitos visos informacijos. 28 000 karių išgelbėta. Išgelbėta tiek karių. Tai juos tipo paslėpė nuo karo ar kaž... Na čia su tuo laiku. Okay. O, biškį vandens jau matosi. Miesto biškį matosi. Keltas biškį matosi. Ir Šabakštyno biškį matosi. Ką bandom liptas gal į viršų, girdi? Ir vėl tuneliukas, dabar kitos paskirties tunelis. Dar toks medicininis. Nepapasakos, nes kol nepagavo, kad naudoju kamerą. Bet kažkiek apžvelgti. I won't think of what to expect. Hold on, sir. I'll really get you a bit more comfortable on the trolley. Sorry, but this may hurt a bit. Come on then, give me a hand. Įgarsina tuo laiku mediciną. Nežinau, kaip čia įvardinčiau operacijas, tipo dar kažkaip. Keeping you busy today then? You can say that again. So, what's going on out in the real world? A lot more shelling, if you ask me. Oh no, I think sent inland last week. Yeah, me too. No record of it here. Look, I'll have to ring you back. Give me 10 minutes, alright? We better be... Muzika tai jo, tokia faina graži. Bet kiek patefonų visi. Taip, lovyčių. Ui, kažkas nutiko. Doverio pilis. Jo, aš biškį įsivaizdavau kaip, pilis, tai pilis, ten dvaras, radom tokį dalyką, kaip pilį. Bet aš negalvojau, kad čia tiek daug visko. Ta prasme, čia realiai reikia atvažiuoti geru oro ir visai dienai. Nu, to sakė, kad Doverio pilį 2 dienas reikia. Jo, ta prasme, ir čia ne tik pilis, čia daug istorijos. Ta prasme, kas domisi istorija, tai čia žiauriai daug. Čia ne tik karaliai, karalienės, čia dar ir ten tas Hitlerio karas ir čia tas pasaulinis visas ir užsiciklinau. Tuneliai. Galvau, tuneliai kaip tuneliai, bet kaip tą visą informaciją pateikė ten tas visas tunelis su tais visais. Aš turiu, kiek išėjo, tiek nelegaliai užfiksavo. Gal legaliai, nežinau. Bet buvo smagu. Tai rekomenduoju. Iš tikrųjų, jeigu esat vietiniai, ta prasme, angliški lietuviai, tai būtinai atvažiuokit. Jeigu ne, tai būsit būtinai užeikit. Vat, ką tu manai? Įspūdingai atrodo. Ir kadangi mes pripratę, kad pilis, tai ten, žinai, karaliai, karalienės ir ten tokie gražūs kambariai, o čia tiesiog net žodžio prasme gynybinis bokštas. Čia iš tikrųjų mes per tas 3 vietas, kur atvažiavom, tai čia, visos labai skirtingos. Visos labai skirtingos, bet, ta prasme, taip kitaip, ta prasme, nežinau net kaip paaiškinti. Fainai. Diena tikrai užskaityta? Diena užskaityta. Tai kad jeigu pažiūrėjote iki galo šitą video, picos nerodysiu. Nepagailėkit to laikiuko. Paspauskit jį.